Sveiki, mėly bičiuliai, jums sveikinas Jaunimo naujienos. Noriu padėkoti visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalina vaizdo įrašais, jūs pakomentuoja ir paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Žalesis kursas gali peržaliuoti, Europos automobilių pramonė prašo peržiūrėti žaliąjį kursą. Kitaip teks nebegaminti milijonų mašinų arba mokėti milijardinės baudas. Europos automobilių gamintojai ragina imtis skubių veiksmų prieš įgyvendinant 2025 metų išmetamųjų teršalų kiekio tikslus. Kai kuriems iš jų tai gali kainuoti milijardus eurų baudų, pramoniai susidurant su smarkiai sulėtėjusia elektrinių transporto priemonių paklausa. Europos parlamento rinkimų debatų metu teko susidurti su žaliųjų atstovais, kurie taip optimistiškai vertina visą žaliąjį kursą. Bet ar nereikėtų įsiklausyti į automobilių pramonės atstovų išsakomas pastabas? Juk kiekvienas mes esame su tuo susiję, nes vairuojame automobilius. Jeigu bus prastai automobilių pramoniai, bus prastai mums visiems. O ką jūs, brangūs žiūrovai, galvojate apie žaliąjį kursą? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.